nedidelis miestelis netoli Tauragės, prie Švėkšnalės upelio, švietimo ir kultūros atžvilgių viena šviesiųjų Lietuvos vietovių. Joje yra grafo Jurgio Platerio dvaras, ligoninė, gimnazija ir bendrai Švėkšna yra turistiniais krašto pažinimo atrakcijos objektas. Šiandieną ypatinga diena. Į miestelį suvažiuoja svečių ne tik iš kitų miestų, bet ir iš užsienio. Štai Amerikos lietuvis kunigas Pakalnis sveikinasi su kitais iš Amerikos atvykusiais. Švėkšnoje šiandieną didelė šventė. Atvažiuoja Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona dalyvauti naujos gimnazijos ir Lietuvos priklausomybės 10 metų sukakčiai paminėti paminklo pašventinimo iškilmėse. Į automobilį sėdasi švietimo ministras inžinierius Konstantinas Šakenis. Kolona rieda Švėkšnos bažnyčios link. Pravažiuoja finansų ministras Juozas Tubelis. Švėkšnos bažnyčia pastatyta 1905 metais, tuometinio klebono kunigo Juliaus Maciejausko pastangomis. Naujoji Saulės gimnazija ir nepriklausomybei 10 metų atžymėti paminklas. Klebonas kunigas Julius Maciejauskas ir tautinio atgimimo veikėjas aušrininkas daktaras Juozapas Rugis daugiausiai nusipelnė Švėkšnos kultūriniam ir ūkiniam kilimui. Jaunimas ir vaikai eina iš bažnyčios kiemo ir rikiuojasi sutikti Lietuvos Respublikos prezidentą. Atvyksta prezidentas Antanas Smetona su žmona ir palydovais. Miesto pareigūnai laukia susitikti jį su duona ir druska. Centre su balta barzdele stovi valstybės kontrolierius Andrius Matulaitis. Aukštas vyras tai Dovas Zaunius, užsienio reikalų ministeris. Prezidentas sveikinasi su miesto pareigūnais ir Saulės gimnazijos atstovais. Saliutuoja generolas Kazimieras Musteikis. Už prezidento stovi Antanas Merkys. Prelatas Julius Maciejauskas Lietuvos Respublikos prezidentą pasitinka prie bažnyčios durų. Jauja lietuviai ulonai, miesto gyventojai ir svečiai prie naujosios gimnazijos ir paminklo laukia atvykstančio prezidento ir procesijos.
prezidentas su žmona ir palydovai. Eina prelatai ir švento tėvo atstovas monsinjoras Faduti. Prie nepriklausomybei 10 metų atžymėti paminklo pradedamos šventinimo apeigos. Centre stovi profesorius Izidorius Tamošaitis, toliau generolas Vladas Nagevičius. Šventinama Švėkšnos Saulės gimnazija, kuriai žemę padovanojo grafas Jurgis Plateris. Finansinį pagrindą davė švėkšniečio siuvėjo Dominyko Enzelio palikimas ir kurią statyti baigė prelato Macijausko Amerikoje surinktos lietuvių aukos. Gimnazijoje taip pat patalpytas etnografinis numizmatikos muziejus. Gimnazijos kapelionas kunigas Petras Lapelis buvo surinkęs vertingą biblioteką ir Italijoje įgytus meno kūrinius. Šį rinkinį drauge su dvaro biblioteka ir archyvų 1941 metais sudegino bolševikai, sukūrę parke laužą.